Išlindo labai mano nemėgstama tema. Išlindo mano labai nemėgstama tema. Žodžiu, ar daug porų, kurių moterų libido ir noras sekso didesnis nei vyrų. Kaip merginos mažinat savo norus. Man asmeniškai priklauso nuo ciklo, bet būna nors sienom lipk. Nu čia taip toliau ir panašiai. Partneris dirba fizinį Partneris? Okei. Dirba fizinį darbą, plius rūkymas. Na, bet nepriversiu mesti. Okei. Mėgsta energetikus ir labiau nesveiką maistą. Tai dabar taip, informuoju. Rūkymas, nu taip, jisai mažina vyrišką potencialą. Energetiniai, nu tai šiukšlės, kurios neduoda nieko gero. Labiau nesveiką maistą, brangioji, tai jeigu esi žmona jo, tai tada jau čia klausimas tau. Va. Toliau turit suprasti, kad tokio dalyko kaip seksualinis suderinamumas šeimoj, jo nėra. Ir niekados nebus. Taip, galima internete pasiskaityti, kad čia va, tos moterys ten nori kasdieną ir po kelis kartus, o čia yra tokie vyrai, kurie nori kasdieną ir po kelis kartus, kaip čia kažkas tai komentaruose parašė, pastoviai su stačiu laksto, gyvulys. Va, bet šiaip šeimoj seksualinio suderinamumo niekados nebus. Nes ne tik dėl to, kad mes labai skirtingi žmonės, ne tik dėl rūkymo, nesveiko maisto, energetinių ir dar kitų dalykų, bet ir dėl to, kad mūsų ta libido turėjimo kreivė žiauriai skirtinga. Moteris kaip ir jos gyvenimas, nuotaikos charakteris. Ten viskas zigzaguoja. Per mėnesio intervale ten viskas zigzaguoja belenkaip. Gyvenimo intervalas jisai niekuo prastesnis. Jinai pradžioj gali būti ten labai, paskui gali būti labai mažai, paskui kažkada vėl kažkodėl tai labai. Žodžiu, tai yra neprognozuojamas dalykas. Todėl griauti santykių, šeimos griauti dėl to, kad pas mus ten libido nesutampa. Neverta. Nes, su kuo besukurtumėt santykius, ten bus tas pats galvos skausmas. Va, čia reikia spręsti susitarimu. Reikia spręsti kalbantis. Ne? Aš ne kartą sakiau ir kartosiu dar 100 ir milijoninį kartą, kad mylėjai, jūs privalot kalbėtis. Kalbėtis ir girdėti. Vienas be kito nedirba. Ir be abejo, tą iškilusį klausimą, čia net ne problema, čia tiesiog klausimas, tą iškilusį klausimą jūs turit abu norėti išspręsti. Na ir viskas. O toliau tai, neverta seilėtis. O blemba, jos vyras nori pastovi, maniškis gyvulys, blemba, kartą metuose. Šiaip vyrai, jie nori visada, bet ne visada gali. Ne? Moteris to nesupranta. Moteris gali visada, bet ne visada nori. Jau čia yra pas mus, kai sakant, nesuderinamumas. Pas vyrą nėra taip, kad, žinot, jis norėjo, staiga nebenori. Jeigu jam kiaušinių nenurovė, jeigu jisai ten Ignalinoje reaktoriaus be apsaugų neplovė, tai jisai kaip pradėjo norėti vienodą kreivę, tai taip ir nori, ir ten kažkokies 40 metų, jau mažiau nori, ir kai sakant, nužygiuoja.
Jeigu pas jūs kažkur tai ten hop, nu tai sakau, arba nurovė, arba Ignalinoj. Ne? Priešingų atveju jisai įsitaisė Melžėja, Driežo Melžėja. Tokių variantų nėra, iš tikrųjų, nes, yra, meluoju, yra dar vienas variantas. Seksualinis poreikis, seksualinis seksas yra žiauriai riebus ir stiprus, kai sakant, dopamino šaltinis, ne, kur ten kalai smegenys, ir ten viskas tau nutirpsta, ir ten viskas kaifas malonu. Ir netgi patys galit pastebėti, ne? Vyrai, ir tiek ir moterys, moterims tai čia vėlgi, ten zin iš tikrųjų, ten tas, ne tik kad zin, bet gerai, apie moteris aš nekalbėsiu, nes aš ne moteris ir man neįlysti jūsų mielosios galvos. Bet apie vyrus pasakysiu taip. Vyras, jisai gali nebenorėti sekso, jeigu jisai geria ir arba tapo narkomanu. Nes ką daro alkoholis, ką daro narkotikai? Duoda dopamino. Atitinkamas dozė alkoholio ir jisai jau man gerai. Ir viskas. Reguliarus alkoholio vartojimas gali padaryti taip, kad vyras gali nenorėti ir ten daug laiko. Ne? Bet alkoholis ir narkotikai. Narkotikai taip pat, ta pati priemonė. Aš kalbėdamas apie alkoholį kitose įrašuose sakiau, kad realiai narkotikai ir alkoholis yra vienam lygmenį pagal nuodingumo ir žalos, kaip čia pasakyti, darymą žmogaus organizmui. Tai yra vienodo lygio nuodai. Ne? Ir narkotikai, bet kokie narkotikai. Ir alkoholis. Bet koks alkoholis. Alus, vynas, ten, bet koks alkoholis, tai yra nuodai. Ir tie nuodai pirmiausiai kala vyrui per libido. Čia, kad jisai nuimpotintėjo, tai jisai, užuojauta. Tiesiog žiūrėkit, ieškokit, gydykitės. O visa kita, jeigu nedalyvauja šitam reikale alkoholis, narkotikai, tai visa tai yra sutariama. Yra kalnas būdų, kaip patenkinti savo partnerį. Bet, vėlgi, čia reikia norėti, kad artimas žmogus, su kuriuo tu gyveni, tavo sutuoktinis, tavo žmona, tavo vyras, kad jis būtų laimingas. Mes ateinam į santuoką, ateinam padaryti vienas kitą laimingu. Tai ir darykit, o neverkit čia, supranti, su tai savo kaip tenai, tai pas mus ten libidos skiriasi. Tai susėskit ir pasikalbėti, ir žiūrėk, pas mane norisi, ką darom? Tai per ko, yra glamonės, yra žaisliukai, yra masažiukai, yra... Kurime čia tiesiog skirkit laiko vienas kitam. Skirkit dėmesio vienas kitam. Ir viskas, ir tai yra sutvarkoma. Tik tais, reikia noro. Kaip ten... Nori, bet negali, vadinasi nepakankamai nori. Arba kitas pasakymas, kai nori, randi būdų, čia labai tinka šitoje vietoje. O kai nenori, tada priežasčių, žinai, tai čia taip, čia šitai. Tai tiesiog norėkit iš didžiosios N ir viskas susitvarkys.